Sveiki, aš Matas ir šiandieną parodysiu, kaip pasikeisti savo interneto slaptažodį. Tai yra vienas privalumas ar vienas minusiukas. Pažiūrėkite ant priedėlio, kuris jūsų namuose ar kažkurioje vietoje dalina internetą. Ar yra parašyta TP-Link. Jeigu to nebus, šitos mano pamokos nenaudokite. Taigi, pasižiūrime, ar yra interneto ženkliukas. Ar pajungtas internetas. Jeigu pajungtas, tai galima net nuspaudėjai, pažiūrėti, ko ne. Jeigu tokio ženkliuko, sakykime, nematysite, tada spaudžiate šitą ir susirandate. Įsikeliate ir turi rodyti brūkšniukus. Tada, jeigu viskas veikia, einame į Google paiešką. O jeigu rodys šauktuką, irgi gerai būtų mano, bet nelabai, nepadės. Tai gal geriau, bet vis tiek tas puslapis veiks, kurį aš parodysiu. Tai einame į paiešką ir nuspaudžiame ir įvedame. Taip, einame į paiešką ir vedame TP-Link login.net ir nuspaudžiame. Palaukime, kol nusikraus. Išmeta lentelę. Vartotojų vardas turi būti admin. Va toks koks įvedžiau. Ir slaptažodis turi būti admin. Spaudžiame prisijungti. Ir išmeta štokią lentelę. Spaudžiame į šitą. Ir išmeta tokią lentelę. Čia bus vardas. Jeigu norite pakeisti vardą, galite bet kokį rašyti. Šiuo atveju pas mane turėtų būti štok. Spaudžiame į šitą. Ir išmeta tokią didžiulį lentelę. Čia bus vienas slaptažodžio būdas, čia bus antras, o čia trečias. Jūsų slaptažodis gali būti sukurtas pagal šitą arba šitą. Jeigu bus šitas, tai galite ant šito keisti slaptažodį, bet šiaip pas mane yra ant tokio ir galite ant šito rašyti. Čia bus paprastesnis būdas, pats paprasčiausias. Tai va, pakeitė kokį norite slaptažodį. Pas mane turėtų būti štai toks, nes taip turi būti. O pas jūs gali būti bet koks, kokį norite, tokį ir keisite. Padarę šį dalyką, pakeitę slaptažodį, spaudžiate save. Jums pasiklaus, gal ilgiau ir išmes tokią lentelę. Bus raudonas užrašas ir mėlynas mygtukas. Nuspausti jį, išmes tokią lentelę, kur bus rebeot. Jūs nuspaudę, palauksite šiek tiek ir paskui galite išjungti ir bus viskas gerai. Išjungę šitą, jums gali nerodyti, kad veikia internetas. Jeigu nerodys to, tada einame to interneto kodo, spaudžiame dešinį mygtuką ir spaudžiame proptas. Ir nuspaudžiame šitą ir čia jums išmes tokią lentelę ir pasirašykite slaptažodį tokį, kokį pakeitę. Spaudžiate OK, vėl nusispaudžiate, matot, ir vėl nusispaudžiame šitą ir spaudžiam connect. Jums turėtų pasikrauti ir viskas veikia. Taigi, ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto.